Labą dieną. Labą dieną visi. Lietuvos laukinės gamtos konkurso Gintarinis žaltys 2012 dalyviai ir svečiai. Taip gausiai susirinkę į šiuos didingus rūmus. Ir be galo malonu, kad atėjote ne tik iš Vilniaus, atskubėjote į šį renginį iš tolimesnių Lietuvos miestų ir miestelių. Sugužėjote net iš už jūrų marių ir net iš už 100 000 netgi kilometrų. Ir džiugu, kad šiandieną, kai taip skaisčiai šypsosi saulė, kai net paukščiedami medžius pumpurus skleidžia medžiai, kai į saulelę aukštyn galveles kelia įvairiausi augalai, o ką jau bekalbėti apie į gimtinę sugrįžusių paukščių giesmes ar šilto pavasario pasiilgę po miškus klajoja žvėris. Susirinkome visi čia. Ir net nekyla klausimas, kodėl. Taigi, jau 3 metai Lietuvos padangėje vyksta laukinės gamtos fotografijos konkursas Gintarinis žaltys 2012. Ir šiandieną konkurso Gintarinis žaltys 2012 finalas. Na ir suprasdama, kad kiekvienam iš mūsų yra svarbi kiekviena minutė, ko gero aš turiu skubėti pranešti svarbiausią nominaciją. Taigi, geriausia metų fotografija. Šios nominacijos globėjas yra Lietuvos Respublikos vyriausybės ministras pirmininkas. Tačiau jo vardu kviesiu gerbiamą kanclerį įteikti apdovanojimą. Na, o po ilgų svarstymų, labai didelių svarstymų, labai tokių stiprių ir labai priekabių svarstymų, tikrai išrinkome pačiausią fotografiją 2012 metų. Tai tylus pagalbos šauksmas. Ir man malonu apdovanojimą atsiimti, pakviesti gamtos fotografą Marių Čepulį. Na ir daug laiko netęsdama skelbiu pirmąją nominaciją. Tai augalijos magija. Dėl to nedelsdama skelbiu geriausią šios nominacijos nuotrauką. Tai nušvitimas. Ir kviečiu nuotraukos autorę Viliją Visackienę. Aš sveikinu nugalėtoją ir kartu su diplomu norėčiau įteikti ir naujausią savo knygą Gamtos dovanos. Gal pravedė. Vieno darbo niekada nebūna geriausio. Dėl to yra išskirti dar keli darbai. Tai laukinė aguona ir kviečiamas nuotraukos autorius Olegas Kurasovas. Ir kitas išskirtas darbas tai žydintis lašas. Ir kviečiam autorių Aleksandrą Bužauską. Na, o aš nedelsdama skelbiu antrąją nominaciją – Gamtos akimirka. Na, o aš kviečiu, skelbiu geriausią darbą – tai tylus pagalbos šauksmas. Ir vėl kviečiamas Marius Čepulis.
Čempiono šuolis ir kviečiamas nuotraukos autorius Kęstutis Čepėnas. Antrasis įskirtas darbas – Kėkšto maudynės. Ir turėčiau kviesti šios nuotraukos autorių, tai Boris Belcher. Trečioji nominacija – Gamtos menas. Kviečiu geriausio darbo autorių. Tai būtų nuotrauka Ramybė, o jos autorius Kęstutis Vecka. Kviečiam. Pirmasis įskirtas darbas – analogija. Ir kviečiamas nuotraukos autorius Stanislavas Sinkevičius. Antrasis išskirtas darbas – kaligrafija. Ir kviečiama autorė Vilija Visockienė. Dėkoju Romaldui už įteiktus apdovanojimus ir laiko negaiždama skelbiu ketvirtąją nominaciją. Gyvūnų portretas. Skelbiu geriausią darbą. Tai romantinis portretas. Ir kviečiamas nuotraukos autorius Aleksandras Bužauskas. Ne jūs. Taip, nacijų, gyvūnų portretas, šaukštelis. Aleksandras, šaunuolis, sveikinam. Ir toliau taip pat gerai tuos žvėrelius fotografuoti gražiai. Kad visiems džiaugsmą keltų. Negi gaila. Gerai, skelbiu išskirtinį darbą. Tai nuotrauka Pareina. Ir kviečiu nuotraukos autorių Marių Čiapulį. Gerai, kad žvėriukas Pareina, bet tam aparatas pareiškia. Ir antrasis įskirtas darbas – tai nuotrauka Miško karalius. Ir kviečiu nuotraukos autorių Kęstutį Vecką. Ačiū Gigi jums už apdovanojimus. Na, o mainais už tos apdovanojimus Romaldas jums įteiks knygą. 5. nominacija – Kiti gyvūnai. Nominacijos globėjas – žurnalas apie gamtą. Pirmas įskirtas darbas – tai smalsumas. Ir kviečiame nuotraukos autorę Viliją Visockienę. Kitas darbas. Ir kągi jūs čia skaitot? Kviečiam nuotraukos autorių Antaną Gudelevičių.